Jeigu nori šokt, tai visų pirma reikia išmokt. Labas, aš Aurimas. Ką praleidau? Oi. Lietuvoj antiek blogai su gimstamumu. Žmonės antiek apie karjeras pradėjo galvoti, kad reikia imtis neatidėliotinų, kraštutinių priemonių. Pažiūrim, ką pasiūlė ministrė Zailskienė. Pasakė žurnalistams, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Taip, jūs praleidot labai daug. Čia praėjusią savaitę vyko tokios diskusijos dėl šito. Žinot, pagalvojau, man atrodo, šokiais tvarkyti gimstamumą yra tas pats, kas finansinį raštingumą gelbėt Lietuvoj, darant kokios nors monopolio turnyrus. Vat irgi, idėja Lietuvai. Užsirašykit finansų ministrui, perduokit. Tai paskaitysim, ką jinai dar sakė. Tai buvo diskotekos buvo ir mokyklose, ir universitetuose, ir kolegijose, ir kultūros centruose, kur tik nori. Dabar to nėra. Daug kas naktinių klubų nelaiko gera vieta susipažinti, sakė ministrė. Nu, nežinau, aš asmeniškai į klubus gal ir nevaikštau susipažinti su žmonėm, bet čia mano asmeninė nuomonė. Aš nelaikau to kaip tobula vieta susipažinimams, bet dabar reikia tą skatinti. Nežinau. Cituoju toliau, mes jau kalbam ir su savo specialistais, kalbam su verslu, su kultūros darbuotojais ir tiesą sakant, rudenį galvojam organizuoti akciją, apie kurią jau girdėjot vaizdo įrašę, kur jinai sakė, vieta pasišokti, pažiūrėti žmonėms į akis. Aišku, jin pabrėžė, kad čia tik Vilniui bus, tai visi, kurie iš Klaipėdos, iš Kauno, iš Panevėžio, sorry, bet reikės, jeigu norit susipažinti, susirast savo antrą pusę, reiks važiuoti iki Vilniaus. Ne tik, kad antrą pusę susirast, bet dar ir gimstamumą gerint Lietuvoj. Tai reikės labai pasistengti. Jeigu važiuosi, tai važiuokit su tikslu į Vilnių. Bergždžiai nereikia. Bet žinokit, kad tai nebuvo tiesiog toksai, nuėjo kaip straipsnis, ne kaip naujiena. Ne. Internetas įsijungia kiekvienas kūrybiškai mąstantis gyventojas Lietuvoj. Taip, į šitą dalyką sureagavo ir Fantazijos, kaip gibė jų. Netikėta idėja dėl gimstamumo krizės svarsto rengti akciją, kur bus galima susipažinti ir pašokti. Reaguoja Fantazijos.lt. Breaking news. Fantazijos jungiasi kaip generalinis akcijos mecenatas. Visi vakaronės dalyviai bus aprūpinti sargiais su skylutėmis. Gimstamumas garantuotas. Aš galiu garantuoti, kad ir valstybinis tautos frontas buvo sureagavęs į šitą visą reikalą. Ip, kaip Giovanni gros šitam tūse, aš jau matau. Kaip jisai šitam tūse gros. Oi, tai faktas. Gimstamumą reikia gerinti. Ką žmonės? Ramūnas. Lankstinukė bus parašyta, kad merginoms rekomenduojama labai nesilaužyti. Senas bairis Kaišiadoris jau 2016 darė, vat. Šeimų šventė gausėkit Kaišiadoris. Naktinis kinas. Švelnus gailestingumas. Aš dabar biškiuką nerandu jau ten to Facebooko įrašo, nes Delfis matai labai daug paustina ir aš nesugebu surast tarp visų, bet žinau, kad rašė straipsnį kolegos apie tai, kokie komentarai tenais rodėsi. Nuo pašokimo vaikai neatsiranda, reikia akcijos birbinėmis. Gandriukų akciją organizuoja ministrė. Atskleisiu jums vieną paslaptį. Girdėjau, kad pasirodys ir birbinių ansamblis. Bet žinot, aš jums pasakysiu, vis dėlto ministrai nelabai patiko visa šita žmonių reakcija, nes jinai sureagavo ir žinių radijui sakė, kad visada lengviausia kritikuoti ir čia esame meistrai ir pasityčioti ir pakritikuoti, o geriausia nieko nedaryti. Taip, eikit vaikus geriau darykit. Internautai jūs, sėdit su kirmyje, čipsus valgot, apie Lietuvą pagalvotumėt. Ar vienaip kalbėsim, ar kitaip ta problema yra ir tos diskotekos nereiškia, kad jas padarys ir staiga išsispręs problema. Čia apskritai yra kompleksinis problemų matymas ir sprendimas. Mūsų vyriausybės programoje yra labai daug priemonių gimstamumui didinti. Ar čia buvo koziris tada tos diskotekos? Nes jeigu ne, tai man įdomu, kas ten dar slypi. Ji pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas buvo iškelta kaip juokas. Kartu tikino, kad ministerija iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją, kuri būtų skirta gimstamumo krizei spręsti. Gerai,
Sėkmės, ieškokit. Taip, bet ne tik ministrė, bet ir premjerės patarėjas pasakė, kad labai rimta problema čia. Jisai sakė, kad neigiamas tendencijas jau matome ir kituose žemynuose, todėl į šios problemos sprendimus nereikėtų žiūrėti paviršutiniškai ar visko suvesti į vieną nuskambėjusį pasiūlymą. Svarbiausia yra tai, kokių kompleksinių sprendimų valstybė imasi siekdama kurti šeimoms palankesnę aplinką. Na, vėlgi, mes lauksim realių sprendimų, realių idėjų, ką galima padaryti, o iki tol aš lauksiu diskotekus. O tu eisi į vakaronę rudenį vaikų daryti? Aš kol kas nesu toks užtikrintas, bet tu parašyk į komentarus. Planuoji ar neplanuoji ir kokią muziką užleisti. Didžėjų užsakymą duodam iš karto, kad būtų linksmiau, kad būtų daugiau noro, daugiau ūpo. Parašykit, ką galvojat ir pažiūrėsim, gal mane įtikinsit tenais nueiti. Tai ką, viskas. Tikiuosi jau jūs nieko nebepraleidot, o jeigu kažką praleidot, susitiksim kitą kartą. Prenumeruojam.